Penktadienį Alytuje susirungė 6 šalių stipriausi dziudo imtynininkai. Penktadienį Alytaus sporto ir rekreacijos centre susirungė dziudo sportininkai. Tradicinėme Europos dziudo komandų turnyre Aldo dziudo šiemet susirungė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos dziudistai. Pastarieji ir laimėjo 2016 metų turnyrą. Finale įveikė Ukrainą. Bronzą šiemet iškovojo ir į prizininkų gretas po pertraukos sugrįžus trenerio Vasilijaus Rybino vadovaujama Lietuva ir turnyre šiemet debiutavusi Lenkija. Trečią Europos dziudo komandų turnyrą Aldo dziudo globojo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės bei Lietuvos dziudo federacija. Jos prezidentas Vygmantas Sinkevičius apsilankęs Alytuje pasveikino renginio dalyvius, rėmėjus, rengėjus, o taip pat aptarė šio turnyro vystymo perspektyvą bei vietą tarptautinėme dziudo kalendoriuje. Marius Šagunevičius, Viktorija Žukaitė, Dzūkijos televizija.